nepasakyčiau, kad labai sudėtinga. Visada galima buvo išsirinkti tokį tinkamą variantą, nes matėsi, kur jeigu yra alternatyvus variantas, tai dažnai buvo užtverta. Tai galbūt čia padarau klaidų, nes labai daug buvo pravesta skersai stadionų ir ten taip atrodo, kad galėjai palei pats stadioną pabėgti, bet iš tiesų buvo užtverta, tai teko šiek tiek pakilti ir nusileisti daugiau. O šiaip tai labai daug sukilimo, tai tas labai išmušė ir kažkur pusę trasos jau labai pasidarė sunku bėgti, bet iškentėjau. Kaip ir pavyko orientuotis iki galo, tai nežinau, aš turbūt tokio rezultato ir tikėjausi. Labai sprintai nesiruošiau, tai aišku, padariau šiek tiek klaidų, tai galbūt galėjau šiek tiek geriau. Some seconds ago, as number 24 on the time 16:26. Iš tikrųjų, gal sakyčiau, per greitai startavau, nes kažkaip į pirmą punktą greitai truktelėjau keliuku, nes buvo nuokalnį gera. Punktas buvo miške, bet staiga užlipau, gal šiek tiek trūko visoje trasoje sukibimų, nes batai nebuvo su geru protektorium. Į antrą punktą galvojau pradžiai išbėgdams, kad padariau klaidą, nes pasirinkau bėgti bėgti lanką ir gavusi daugiau sukilimų. Bet kai paaiškėjo, paskui grįžus dar paanalizavau tą praėjimą, supratau, kad gerai bėgu, nes nebuvau pastebėjęs tiesiai bėgant tvoros, ant kurios tikrai būčiau užkibęs. Ir bėgdams į antrą punktą jau prabėgau pro trečią. Iškart jį mačiau konkurentą minutę priešais bėgusį į ketvirtą punktą. Dabar pasirinkau tokį apvalo variantą. Neieškojau labai tiesos, pasirinkau geriau bėgti šiek tiek daugiau aplinkui, pasidaryti daugiau pakilimų, bet nepadaryti didelės klaidos, tačiau užlipus į kalną kažkaip sustojau ir pasimečiau, nes gal deguonies trūkumas buvo. Ir paskui laukia tokia techniška trumpa dalis su daug punktų vienoje vietoje. Ten teko įsileisti vėl į mišką ir nusileidus į mišką nepataikė prie reikiamo akmens, per daug nubėgo į dešinę. Tam sugaišuoti apie 10 sekundžių, nes pasimečiau, teko sustoti, pasižiūrėti. Gerai, kad pamačiau priešais bėgusią merginą, kuri išbėginėjo būtent iš to punkto. Jau pats galas, tai buvo irgi techniškai sudėtingas, reikalavo daug fizinės jėgos, kurios jau galbūt netiek daug buvo ir likę. Nes neapsižiūrėdams vieno varianto, kurio bėgo per dešinę ir teko sukilti į žemėtą kalną, o nuo jo teko ir nuslysti. Tai tas šiek tiek nepatiko. Vėl buvo sugaišta daug sekundžių, nereikalingų ir jo pačiam gale viskas, bet trūko jėgų. Nebegalėjau, atrodo, iš niekur jų paimti. O to pasidarė turbūt klaidų. Tiek. Martinas Tirlikas, Lithuania, in 15th position, 15:55. He's 58 seconds behind the leader in the finish, but he's still fastest, out to control number 3. Labiau nusivylęs iš tikrųjų nes tai buvo fiziškai sunki, bet įveikiama trasa. Trūko to fizinio gal pasiruošimo, o technika pasimovė ant to fizinio trūkumo. Užsibėgo, užsirūkštino, pritrūko deguonies ir pasipylė klaidą.
Minutes maybe. 10 seconds to go to take the lead away from Tomas Kuniger, and it is a new best time for Lithuania and for Algirdas Bartkevičius, 14:57. He's leading by 7 seconds. Sekės neblogai, karštis truputėlį jautėsi, gal labiau paparodama, buvo labiau kalnuota, tai paparodama buvo labai sunku fiziškai bėgti, buvo labai pavargęs. Bet visą trasą stengiausi pasirinkti tinkamus variantus ir iš kurios pusės apibėginėti ir labai sunku pasakyti dabar, ar pasirinkau viską teisingai, bet po daug kaip didesnių klaidelių nepadariau. Pirmą punktą truputėlį prabėgau, teko sugrįžti apie 5 sekundės, tai tikiuosi, kad nebus čia lemiamas faktorius.